Treneri, kur buvo šilčiau sutiktas Alytuje, kai įstojot prie komandos vairo ar Utenoj grįžęs čia? Aš manau, man labai padarė malonų įspūdį Utenos sirgaliai, kurie tikrai mane šiltai sutiko. Aš jiems dėkingas ir aš atsiminsiu tai visą laiką. Tai savotiškai sujaudino ir aš tikrai buvau patenkintas tokiu sutikimu. O Alytuje ten pakovės nebuvo jokio sutikimo, nėra už ką sutikti. Treneri, nebuvo keista Utenos arenai stebėti dešinėje pusėje nuo sekretariato? Ne, kad visą laiką per treniruotės aš dažniausiai toj pusėje būdavau, aš buvau pripratęs. Čia juokais, o jeigu taip, manau, kad aš jau šiandien sakiau jums, kad tai yra varžybos, tai yra darbas, tai yra nusiteikimas ir nieko daugiau nieko nebuvo. Šiandien, nepaisant pralaimėjimo, turbūt likot patenkinti savo auklėtiniu žaidimu, nes tikrai sužaidėt gana neblogas rungtynes. Aš manau, kad pirmi du kėlinukai tikrai buvo neblogi, jeigu ne antro kėlinuko galas, ten kai leidome mesti 2 taškus pakartoti ir su bauda, tai būtų išvis buvo labai, o pagaliau, o antrą pusę žaidimo tikrai paprasčiausiai neturime tiek dar žaidėjai, tiek neturi tokių kondicijų, kad ištrauktų tiek daug. Galiu pasakyti, kad iki to laiko tikrai jie buvo žemoj kondicijoje, labai nutreniruoti, visi turbūt žino, kokia padėtis buvo Alytuje. Manau, kad po biškį kilsim į viršų. Kas privertė trenerių stoti prie Alytaus komandos vairo? Atrodo, PBL viską pralaimėti, LKL šansų nedaug. Kodėl nusprendėt eiti gelbėti, turbūt tikrai to žodžio prasme, Alytaus komandą? Vienas tik tais buvo tai, kad man širdis skaudėjo dėl Alytaus krepšinio, kadangi aš savo laiku atidaviau beveik 20 metų Alytaus miestui. Mačiau, kas ten darosi ir norėjau padėti. Ir manau, kad dar yra viena galimybė, mažiutė, turbūt nedidelė, ta, kad Alytuje išliktų tas didysis krepšinis, kadangi miestas pasistatė rūmus ir neturėti komandos LKL, tai turėtų būti, kaip Lietuvoje, tai kaip ir religiai nusikaltimas. O šiaip norėjau padėti tai komandai, ne jau dėl pinigų buvau iškart pasakęs, kad galit man ir atlyginimo nemokėti, bet ėjau iš idėjos. Spėjote jau kažką pakeisti per tą savaitę? Matėt gynybą, matėt, kaip žaidė komanda, jūs patys spręskit. Žaidėm su Techasu, likau patenkintas gynybą, bet kadangi buvau vienoje treniruotėje ir 2, tai mes akcentavau gynybą, nesugebėjau akcentuoti puolimo. Dabar antroje treniruotėje su prieš Juventusą stengiausi akcentuoti puolimą, gynyba nukentėjo. Žinot, reikia laiko. Kas padarė per tiek? Niekas nepadarė, bet noriu, kad eitumėm po biškį pirmin. Reikia pasakyti, kad žaidėjai mane supranta ir pakol kas daug maž kiek galim vykdom tą, ką noriu. Treneri, buvo turbūt 10 ar daugiau Juventus rungtynių šį sezoną, ar tai padėjo, nes visi turėjo žinoti visą Juventus žaidimą, turbūt. Aš jį žinau, paprasčiausiai, turbūt aš žinau, bet man reikia dar išpildyti ir man perduoti žaidėjams per vieną treniruotę ar per vieną pasakymą nėra lengva. Tuo labiau, kad čia yra, štai mūsų komandoje yra vaikų, kurie dar tokio krepšinio nežaidė. Aišku, vyresniem ten kai ką patariau, mes įvykdėm iš tikrųjų tą dalyką. Kalbant apie Juventus žaidimą, kokį įspūdį palieka komanda šį? Manau, kad sudėtis yra parinkta labai nebloga. Gal trūksta šiek tiek daugiau išnaudojimo kai kurių žaidėjų. Gal yra kai kam duodamas didesni dividendai, kažkam neduodama. Čia trenerio reikalas, bet šiaip komanda stabili, gera. Manau, kad gali siekti aukštų tikslų.